Iš karto norime atsiprašyti klajūnų, kurie kartu su mumis yra nuo pat pradžios, nes šitas video galbūt jums bus matytas. Tiesiog padarėme klaidą apmaudžią. Viename iš video įkėlėme parodiją, nuotrauką reklamos, perdirbtą. Bet joje buvo matyti ir prekės ženklas, ir tas prekės ženklas buvo spiritinių patiekalų. Dėl to video beveik niekas nepamatė. Todėl tenka įkelti iš naujo, kas matėte atleiskite, kas ne, malonaus žiūrėjimo. Šiandien mūsų laukia gana įdomi, bet neįprasta kelionė. Kadangi turėjome tik apie pusdienį laisvo laiko, tai nusprendėme paieškoti tik tai pasaulio krašto. O pasirodo, jis slepiasi visai čia pat šalia Vilniaus. Ir nors nėra visai toks, kaip įsivaizdavo senovės dailininkai, tačiau vis tiek nemažiau pavojingas. Tiesą sakant, visada gyvename ant taip vadinamo krašto, o gal tiksliau civilizacijų ribos. Dar antikos laikais senovės graikų, pavyzdžiui, pagal istoriką Ptolemėjų, žinomas jiem pasaulis baigdavosi kažkur ties šiaurėje tamsius vandenius plukdančią krono arba kitaip tariant lietuviškai būtų laiko upe. Anapus jos kažkur dunksojo tik paslaptingoji Hiperborėja. Įdomiausia, kad Chronas tai ne kas kitas, o mūsų visiems žinomas upių tėvas, Nemunas. Vėliau Kuršių marios dar buvo ilgai tebevadinamos Chrono ežeru ir netgi iki dabar išlikę kiek iškraipyti pavadinimai, įsiklausykite, Curonian Split bei Curonian Lagoon. Nemunas kovų su kryžiuočiais laikais beveik 200 mečius išliko civilizacijų riba, kol viskas pasikeitė po krikšto ir unijos su Lenkija. Vakarų civilizacijos riba pasistumėjo į rytus bei į pietus ir dabar jau mes tapome tuo skydu, kuris pridengė Europą nuo Maskvėnų ir Osmanų grėsmės. Iš tų laikų danguje net išliko žvaigždynas, skydas, Kutum. Tai vienintelis iš 88 žvaigždynų, kuris yra susijęs su konkrečiu asmeniu. Šiuo atveju tai Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jonu Sobieskiu. O po abiejų tautų respublikos padalinimų riba vėl persistūmė ir laiko upė vėl tapo kultūrų riboženkliu. O mes dėja likom gyventi anapus. Po pirmojo pasaulinio karo dar kartą pavyko vakarų ribą trumpam perkelti į rytus, kol po antrojo pasaulinio dar pusšimčiui metų atsidūrėme užribyje. Po Sovietų sąjungos žlugimo 20 amžiaus pabaigoje atrodė, kad civilizacijų ribos pagaliau galutinai išsitrins. Tačiau pastarųjų metų įvykiai rodo, kad visai šalimais rytuose leidžiasi dar viena geležinė uždanga. Dėkui Dievui, šį kartą esam ne anapus. Nors Vilnius ir lieka labiausiai izoliuota ES sostinė stovinti arti tos ribos ir galbūt vienintelė vos ne Europos sostinė neturinti normalaus susisiekimo su jokia kita sostinė. Tiek geležinkeliais, tiek oro ir net tiesioginio greitkelio jokio dar nesam nusitiesę. Bet ištrūkime trumpam iš miesto ir pasidairykime, kągi įdomaus galėtume pamatyti keliaujant link to pasaulio krašto. Jeigu Vilnių laikysime pasaulio kraštu, tai Buivydžiai bus pasaulio krašto kraštas. Jį pasiekti, tiesą sakant, labai lengva, neprivažiavus Nemenčinės sukame į dešinę ir vinguriuojame keliuku nuo Nemenčinės link Buivydžių. Ir visai netoli pavažiavus 14 kilometrų atsidūrėme ant tokios gražios kalvos. Ten priversta akmenų, tikriausiai Buivydo pilis buvusi ar kažkas panašaus, ir nuo jos atsiveria labai gražus vaizdai ir labai toli į horizontą. Iškart akis užkliūna už 2 tokių kupstelių, kažkokių kurmiarausių išsikišusių virš miško. Kamera sunkiai tai pavaizduoja, bet plika akim tai labai gerai matosi. Pabandysime pritraukti ir jums parodyti tą labai keistą vaizdą, nes tas kažkas tikrai daug aukštesnis negu miškas. Štai po truputį artėja, va jau matote 2 tokie kaip kubiliukai, kaminukai ir tai pasirodo Astravo elektrinė.
Neįtikėtina, bet šitas monstras taip arti, kad net sunku suvokti. Šiaipgi įsivaizduoja, kažkur už sienos, nors ir sako netoli, bet tai vis tiek gan toli, o pažiūrėjus į žemėlapį matome, kad čia panašiai atstumas kaip Elektrėnai. O norėtume vietoj Elektrėnų turėti atominę bombą? Vargiai. Pabandykime pasinagrinėti atidžiau. Ar galima branduolinį reaktorių prilyginti atominiai bombai? Žinoma, kad nesakysite jūs. Bombagi daug baisiau. Kągi, palyginkime skaičius. Pirmoji atominė bomba numesta ant Hirošimos. Joje buvo mažiau nei 50 kg sodrinto urano. Tai yra užtaisas nedaug svėrė. O reaktoriuje būna tonos, 10 tonų branduolinio kūro. Taip pat, kai sprogsta bomba, tai būna vienetinis poveikis, ta prasme, momentinis poveikis griaunamoji smūginė banga sklinda ir taip pat teritorija užteršiama radioaktyviomis atliekomis. Tačiau jeigu atsiveria pragaro vartai atominėje elektrinėje kaip Černobylyje, tai spinduliavimas ir išmetimas radioaktyvių medžiagų vyks tol, kol ji nebus uždaryta, tai yra užbetonuota. Žiūrime toliau, atominis sprogimas paveikia tam tikro radiuso teritoriją, 3-5, gali būti daugiau kilometrų, o reaktorius gali paveikti bile kiek, 10-100 tūkstančius kilometrų. Trečia, po atominio sprogimo teritorija pati gan greitai neutralizuojasi, išsivalo, pažiūrėkite dabar, Hirošima klestintis miestas, o Černobylis vis dar labai pavojingas. Ir ketvirta, įsivaizduokite, kad Černobylio avarija įvyktų dabar, kaip jie likvidavo Tarybų Sąjungos laikais. Buvo pasiūsta krūva vergų kabutėse, kurie net nieko nežinojo, kaip jiem pavojinga ir praktiškai savo gyvybėmis užgesino šitą reaktorių. O kaip būtų dabar, visi išsibėgiotų, kasgi savo suprantantis, kuo tai kvepia, bandytų ten lysti. Japonam gerai po Fukushimos, jie turėjo savo robotus, o šitie ką turi. Tiesa, Astravo elektrinės galia truputį mažesnė nei Ignalinos, bet matyti mažai ką mus tai guodžia. Todėl belieka tik tai grožėtis šitais milžiniškais aušinimo bokštais, kurie siekia maždaug 167 metrus ir dėl to puikiai matomi net nuo Vilniaus apylinkių. Kad įsivaizduot, koks tai aukštis, tai maždaug atitinka Vilniaus televizijos bokšto restorano Paukščių takas aukštį. Kas skaitėte Žiedų valdovą, kaip Frodas nešė žiedą į Mordorą įmesti į tą lavą, tai maždaug aš įsivaizduoju tą Mordorą, tą pragarą, taip, ką aš čia matau. Tiesa, ir patys statytojai tą puikiai supranta, nes iš karto šalia jau pasistatė ir cerkvutę, kad galėtų atgiedoti būsimusius žuvusiuosius. Tikriausiai visi pamename tą palyginimą apie lėtai užverdamą varlytę, kuri nejaučia didelio karštėjimo greito ir išverda neiššokusi ir nekvaksėkdama. Tai mes jaučiamės maždaug taip pat, nes kai tik įjungė ugnelę, dar truputį kvaksėjome, kai pirmą reaktorių paleido, o kada buvo įjungtas antras reaktorius, manau, netgi retas galėtumėte pasakyti be Wikipedijos, mes jau pripratome. O esant vidutiniam rytiniam vėjui, maždaug 2-3, maksimum 4 valandos iki mus pasiektų radioaktyviosios atliekos. Tai taip, kad kvaksėkime. O čia dar neužsiminiau apie tai, koks pavojus dėl šalia tekančios Neries. Jeigu dar pakliūtų medžiagos į Neries baseiną, o po to ir į Nemuną. Bet tai nėra siaubo filmų kanalas, tad linksmai keliaukime toliau. Nusileidę nuo kalvos už kelių kilometrų pasiekėme Buivydžius, jau čia paskutinį miestelį link Baltarusijos sienos, ir iškart skubėme apsižiūrėti, ar nėra kokių senovinių reliktų. Miestelis kompaktiškas, labai tvarkingas, atrenovuota mokykla, darželis, šiukšlių nėra, tiesiog rojaus kampelis, tik mažas minusas, kad nėra žmonių. Čia mes jų išvis nesutinkame, nors savaitgalis vienas kitas pasiklydęs turistas pravažiuoja. Nudžiungame aptikę bažnyčią, labai retos formos Lietuvoje, 8-kampė, beveik apvali, kažką mums primena.
Tačiau pasidomėję istoriją nuliūstame, nes ji prieš 40 metų sudegė ir truputį, kažkur prieš 30 metį tik atstatyta. Tačiau rašo, kad atstatyta gan tiksliai, išlaikė visas formas, proporcijas, tai gal ką įdomaus pavyks įžiūrėti. Štai prie įėjimo į šventorių jau aptinkame apverstą apeiginį akmenį, kad visi buvę pagonys jį tryptų. Labai įdomu. Tačiau labiausiai pritrenkė tiesiog neįtikėtinas radinys šventoriaus kampe 1000 smaili piramidė, kur kas smailesnė nei Egipte. Ką jį čia galėtų veikti? Iš pradžių pagalvojame, kad tai gal kokia kaulinyčia, bet jos tokios aukštos nebuvo statomos. Ir taip pat tai negali būti varpinė, nes tikroji varpinė kitoj pusėje bažnyčios taip pat stovi. Eilinį kartą bandome kreiptis į visagalį Google, bet šį kartą jis mums kelia daug įtarimų. Rašoma, kad šioje vietoje 18 amžiaus pabaigoje stovėjo jau sena medinė, kažkodėl apleista kiaurų stogų ir supuvusi bažnyčia. Ir prieš pat padalinimus toks didikas Radžiševskis pastato naują jau, ką mes matom dabar, aštuonkampę bažnyčią ir šalia stato koplyčią. Tai va tą piramidę kaip savo mauzoliejų. Atrodytų logiška, bet žiūrėkime, kas vyksta toliau. Po keliasdešimt metų Konstantinas Tiškevičius, žymusis keliautojas, kuris po to išleido knygą apie kelionę Nerimi, plaukė ir prie Buivydžius ir išlipęs štai ką mato. Kad stovi keturšonė piramidė smailėjanti į viršų ir vietoj kryžiaus užkeltas didelis lizdas, kuriame gyvena gandras. Toliau, kad stogas visiškai sutrešęs, lubos skylėtos, gali toj pat įgriūti, altorius apniokotas. Kas čia vyko, ką tik jį buvo visiškai nauja. Ir kas įdomiausia, Tiškevičius nupiešė piešinį tiek bažnyčios, tiek koplyčios. Pažiūrėkime. Ir žiūrint į šį piešinį supranti, kad arba ne Tiškevičius rašė tą tekstą, arba ne Tiškevičius piešė šį piešinį, arba išvis nei tą darė. Pažiūrėkime atidžiau. Bažnyčia aiškiai matosi padaryta iš rąstų, galbūt apkalta lentom. O piramidė, kuo aiškiausiai matosi, kad yra visa taisyklinga, smaili ir pastatyta iš akmenų blokų. Tai yra bažnyčia, medinė, o piramidė mūrinė. Ir tikriausiai yra daug senesnė ir net stogas yra iš blokelių. Tai jis negalėjo supūti, pralytas būti ir panašiai. Ir tas gandras čia tikrai gandralizdis, o ne kažkoks ženklas. Dabar vietoj to stovi kažkoks Šventas Mykolas galbūt. Ir nepalieka įtarimas, kad kažkur tokią smailę piramidę esu matęs. Ne Sudane, o Petro Povilo bažnyčiai Vilniui, centriniam altoriui. Ten yra Smuglevičiaus paveikslas, Petro ir Povilo atsisveikinimas prieš mirtį. Ir fone matom piramidę. Piramidės simbolio panaudojimas gal labai nestebintų, turint omeny, kad dauguma žymių Vilniaus universiteto dailininkų tais laikais buvo masonai, tai čiagi vienas jų simbolių. Bet Petras su Povilu niekad nebuvo Egipte. Iš kur ta piramidė? O pasirodo iš Romos. Prie Romos sienų ir vartų stūksoja netgi kelios piramidės, naudotos palaidojimams. Iki šių dienų išliko tik viena jų, taip vadinama Cestijaus piramidė. Nors kas tas buvo Gajus Cestijus, tai visiškai neaišku, vienintelis įrašas tai ant tos pačios piramidės. Ja Pranciškus Smuglevičius ir bus įamžinę savo paveikslę, bet ką piramidė veikia šitame mūsų miestelėje. Įdomiausia, kad tai ne vienintelis romėniškas paveldas, kurį galima įžiūrėti. Pačios bažnyčios beveik apvali forma su portiku, su kolonomis ties įėjimu įtartinai primena patį Panteoną Romos. O piramidė koplyčia nešioja Švento Florijono vardą, vėlgi tai romėnas. Maža to,
Pats Buivydžių vardas, jeigu kilo nuo Buivydo, tai kunigaikštis Buivydas yra vienas iš pradininkų Gediminaičių dinastijos. O dar iki XIX amžiaus vidurio buvo šventai tikėta, kad LDK aukštuomenė kilusi iš romėnų palikonių. Palemono mitas. Galbūt visa tai yra tik paprasčiausi sutapimai, o galbūt už laiko širmo slepiasi senovinės paslaptis. To kol kas nežinome. Pats faktas, kad Lietuvoje būta ir daugiau piramidžių, kelia didelį susidomėjimą. Tas pats Pranciškus Smuglevičius yra nutapęs vieną ir Vilniuje, kuri 18 amžiaus pabaigoje stovėjo Konarskio gatvėje, galite matyti piešinyje. Bet mums jau laikas keliauti toliau, metama akį į sklepą, tai sklepas rūsys, matyti čia atominė kokia slėptuvė, na ir patys judame dar arčiau sienos, pažiūrėkime, kaip mums seksis. Asfaltuotas keliukas vinguriuoja link krūmyno, link miškelio ir staiga nutrūksta, stovi 2 konteineriai ir siauras takelis pėstiesim. Kas čia per vieta? Tyliai einame senojų šmuglerių, arba kitaip sakant kontrabandistų keliu, kur jie neždavo ir dabar neša knygas. Tikriausiai toje atrasime ir slaptą jų bazę. Tarp medžių jau kažkas matosi, panašu, kad bus pastatę nelegalų medinį lieptelį savo prekiam gabenti. Įdomiausia, kad draudžiamas eismas motociklais, matyt, kad jų blerbimas neišduotų buvimo vietos pasieniečiam. Tačiau automobilio eismas nedraudžiamas, kokiu tyliu elektromobiliuku galima ir prašauti. Tik neikite siaučiant dideliam vėjui, nes lieptelis visas siūbuoja ir geras gūsis gali smagias maudynės užstatyti. Pakeliui dar spėjome pasigrožėti rudeninės upės, kaip tuo metu galvojame Neries, vaizdais. Kelionė labai neprailgo ir štai jau atsidurėme anapus, tik turime būti labai atsargus, nes panašu, kad pasus palikome automobilyje, todėl baisoka, kad pasieniečiai nepalaikytų mus dantistais ir inžinieriais bandančiais pasprūkti į rojų Baltarusijoje. Visa pasienio infrastruktūra yra labai patvari iš šimtamečio plieno, o kai kas netgi labai tvaru ir ekologiška iš medžio, pavyzdžiui, puikus ženklai ir taip pat koncertina žymioji iš koliukų. Ji tikrai labai pavojinga, nes jeigu paslystum ir griūtum, tikrai persismeigtum, niekas nedrįs čia praeit. Tačiau labai greitai paaiškėjo, kad ši žymioji tvora gazdina tik tai tokius paprastus keliautojus kaip mes, o profesionalų visai nebaugina. Netrukus 2 šmugleriai jau lipa tiltu ir neša savo prekes, o baltarusių pasienietis juos stebi, laikydamas naujos kartos snaiperinį šautuvą, bet nieko nedarydamas. Matyt, jie visi susitarė. Pasilikti ilgiau šitame miške tikrai labai pavojinga, todėl vėl leidžiamės į kelią, įminti dar vieną myslę. Kas per upę čia teka, kodėl tai ne Neris? Todėl atsisveikiname su svetingaisiais Buivydžiais ir toliau
su vėjeliu lėksime link tokio kaimelio pavadinimu keistu Santaka, bet ne Kauno. Kuo giliau į mišką, tuo siauresnis keliukas. Iš pradžių baigėsi asfaltas, o paskui net ir iš žvyrkelio belieka tik tai vėžės. Atkreipkite dėmesį, jeigu planuosite kokią žiemą, nes klausimas, ar čionai iš vis pravažiuojama. Jokio kaimelio kol kas nerandame, tik tai iš miško išlendančias pavienės būtybės, neaišku, kur gyvenančias ir kur traukiančias. Ir galiausiai tarp medžių įžiūrime kažkokį tai pylimą. Persiverčiame per griovį ir atsidūrime prie geležinkelio bėgių. O jeigu yra geležinkelio bėgiai, tai šalia ir civilizacija. Ne veltui žymus klasikas yra štai ką pasakęs. Ir žinai, kulverstuk, kas gerai. Kai eini žuoliais, tai niekada nepaklysti. Aišku? Aišku. Taigi paklausom patarimo, šiek tiek pakeliaujame žuoliais ir staiga pamatome tiesiog neįtikėtiną dalyką. Šiaip pats geležinkelis yra vienbėgis, o tiltai priešais matosi du. Kas tai galėtų būti? Gal koks pasiruošimas slaptai invazijai? O galbūt senas tiltas jau visiškai sugriuvęs ir neeksploatuojamas? Bandykime užlipti ir pasiaiškinti, kas čia pastatė ir kodėl. Ir kada. Priejus arčiau aiškiai matyti, kad vienu metu abu tiltai funkcionavo kartu. Nėra taip, kad vienas paseno, uždarė ir pastatė naują. Ir ypač atsisukus matosi, kaip driekėsi linija, per kurią ėjo buvusi vėžė, lygiagrečiai esamai vėžiai. Nors pati tilto konstrukcija atrodo vis dar tvirta, tačiau visur aplink pristatyta ženklų, kad pašaliniam vaikščioti draudžiama. Na gerai, kad blogeriai šiais laikais yra prilyginami žurnalistam, tai žurnalistai ne pašaliniai, o atlieka tyrimą. Tilto atramos visai be pažeidimų, bet ir pats metalas, kai kur parūdyjas, bet niekur nekiauras, atrodytų paleisk traukinį ir riedės. O ko norėt? Google sako, kad jis pastatytas dar net per Pirmą pasaulinį karą Germanlanderiu, o vokiečiai tai mokėdavo tiltus statyti, nieko negali pridurti. Iš tilto papilvės atsiveria gražūs vaizdai, tačiau jie mažai padeda suprasti, kodėl buvo uždarytas senasis tiltas. Google'as irgi tartinai tyli šiuo klausimu. Liktai apie 70 pastatytas antrasis, liktai funkcionavo kartu ir apie 2000-uosius senasis uždarytas. O gal kas iš klausytojų žino, kas nutiko, ar tilto konstrukcijos paseno, ar sumažėjo srautas traukinių, ar vyko tasai vadinamas geležinkelio karas su Latvija, kur žinom, kur net kitur buvo išrinktos vėžės, o paskui per teismą liepė atstatinėti. O galbūt jau tada buvo bandama nubausti Baltarusiją, kad negalėtų važiuoti kalio trąšos. Tik pradėjus ardyti, paaiškėjo, kad Turmantas, į kur veda šitą vėžę, yra visai ne Baltarusijai, o Latvijai, todėl laiku sustota ir nors vienas tiltas išgelbėta. O, mūsų matyta šmuglerių porelė irgi čia neša savo prekes. Įdomu, jiegi nėra žurnalistai, jam galima užlipti ant tilto? O štai tilto stogas tai jau nuardytas. Matyt, tam, kad pasieniečiams su dronais būtų lengviau sekti, ar eina kokie pažeidėjai per tiltą. Ir staigmena. Nuo tilto pamatome galingą srautą įsiveržiantį į upę ir susiliejantį. Štai kodėl tai Santaka ir vadinasi. Matyt, tai bus žeimena.
Nubėkime, išsiaiškinkime. Tikri klajūnai su savimi visada turi ir popierinį Lietuvos atlasą. Maža ką, kai kur ryšio nėra, o gal mobilus išsikraus ir liksi miško glūdumoj pasiklydęs. Taigi išsiskleidžiame pažiūrėti vietovės planą ir suprantame, kad tikrai tai žeimena, bet jį įteka visiškai ne į nerį. Kas tai? Diversija? Norėdami greičiau nuskubėti prie žeimenos, pabandėme eiti naujuoju tiltu, bet laiku pastebėjome šitą įspėjantį ženklą, kad jeigu eisite tiltu, tai jūs susitiksite juodąją ranką. O juodoji ranka tai organizacija, kuri kulipkomis suvarpė kronprincą Ferdinandą ir pradėjo Pirmąjį pasaulinį karą, tą patį, kurio pasekoje paskui ir pastatė senąjį tiltą. Štai kaip įdomu. Taigi rytamės nuo skardžio žemyn ir siaurais šmuglerių takeliais slaptais bandome per krūmus surasti, kur ta žeimena ir santaka. Štai pagaliau išvystame ženklą jau mums pažįstamą šmuglerinį, kad draudžiami motociklai blerbintis, tik tai elektromobiliukai. Įdomiausia, kad per žeimeną permestas dar vienas tiltas, tikra tiltų sistema šito čianai, ir jis vėl yra beždžionių. Tai keistas tas beždžionės, jeigu senoviai tokius gerus tiltus statydavo. Gal čia evoliucijos teorija kažkas ne taip? Nes, kaip sakoma, jeigu žmogus evoliucionavo iš beždžionės, tai kodėl gamtoje vis dar lygia beždžionių? O mes to tarpu pereinam tiltą ir pamatome santaką ir bandome įminti šitą myslę keturgyslę. Kodėl kelių atlasas rodo, kad žeimena įteka ne į nerį, o į Viliją ir neris prasideda tik tai nuo šios santakos. Galbūt atlasas suklydo? Juk iš vadovėlių pamename, kad ta pati upė, kol teka per Baltarusiją, vadinasi Vilija, o Lietuvoje jau vadinasi Neris. Bet čia šmotas geras, kur Vilija teka dar Lietuvoje. Mes turim ne tik Nerį, bet ir Viliją. Bandom pasižiūrėti į Google Maps, nes jie tai jau turėtų turėti naujausius duomenis, kaip čia kur kas vadinasi. Bet tenka nusivilti, nes jie yra labai tolerantiški. Lietuvių kalba įjungus aplikaciją rodo, kad Neris teka visur ir per Baltarusiją, o pakeitus kalbą visur teka Vilija. Visagalis Google'as šio klausimu irgi nelabai nori išduoti paslaptis, tai belieka paskutinė viltis kontroversiškai vertinama Wikipedija. Nu ir ji duoda tikrai knockdowną, nes tiesiai šviesiai rašo, kad Neris prasideda ten, kur žeimena įteka į Viliją. Kasgi čia vyksta, kažkokia šliaužianti litvinizmo revoliucija į mūsų teritoriją? Nors tiesą sakant, šitą takoskyrą tarp pavadinimų stumdėsi ne kartą. Dar Konstantinas, tas pats mūsų minėtas Tiškevičius, plaukdamas Nerimi XIX amžiaus pabaigoje, pavadinimą Neris pradėjo užtikti tik tai ties Grabijolais, čia stipriai už Vilniaus. Simboliška, kad vėliau tiesiai sėjo ir demarkacinė linija su Lenkija. O dvikalbių upių mes Lietuvoje esam turėję ir seniau, tai žiūrėkite, Nemunas ir Memelis, Isa ir Nevėžis, o pavyzdžiui Ūla ir Pelėsa, tai ir dabar dar dvigubas pavadinimas išlikęs. Bet palikime šią paslaptį ekspertam ir saulė leidžiantis bandykime keliauti namolę. O kelelis vėlgi vinguriuos per miškus, kurie prietimai atrodys dar paslaptingiau. Ir išties, netrukus įriedame iš šviesos į praktiškai mirusi mišką, tikrą hobito gūdžiąją gyrę, kur tik tai nebent siaubo filmus filmuoti, tokius kaip japoniško pakaruoklių miško. Į kurią pusę be pažvelgtum, miškas atrodo visiškai miręs. Matyt, jį užpuolė vienas iš tų 3 medžių pabaisų, labai romantiškais beje pavadinimais. Tai yra arba tipografas, kas yra spaustuvininkas, arba vienuolis verpikas, arba pjūklelis pušinis. Na, bet koks variantas nieko gero. O kaip bei išmanydamas ir besigindamas miškas bando pats savo jėgomis apsiginti, augina visokius nuodingus grybus, naiviai tikėdamasis, kad piktieji parazitai išlis iš po žievių ir nugrauš galbūt nuodo gabaliuką. Deja, jis greičiau sulauks žmogaus.
Tik klausimas, ką žmogus darys. Jeigu būtų konkursas naujo logotipo aplinkosaugos ministerijai, tai tikriausiai laimėtų šūkis nėra medžių, nėra problemų. Šiaip šitas miškas yra labai geras pavyzdys, kuris visiškai miršta ir plinta užkratas toliau, bet jame niekas nedaroma, nes daug pelningiau kirsti sveiką mišką, o ne tokį nesubrendusi antrarūšį. O valdžios požiūrį į mišką parodo štai tokie Baranausko žodžiai. Niekas nepasikeitė per 150 metų. Truputį išversiu kai kurios žodžius į šiuolaikinę lietuvių kalbą. Atvažiavo gyrininkas, šilą apžiūrėjo, griovius ant kelių kasė, eigulių pristatė, ir ganyti užginė, ir grybauti uždraudė, slapta pardavinėjo ir per naktis skynė, vyresnybė melavo, o žmonėms, kai verkė, nasrus kamšė kumščiais, kraujo klanan merkį. Saulė jau visai pasislėpė, kelionė eilinė, eina į pabaigą, vėl gavosi kažkoks siaubo filmas, bet gal kitą kartą pasiseks linksmiau. Ir iki naujų susitikimų.